Sveiki, mielieji, štai ir atėjo nauji metai, su kuom norėčiau jūs ir pasveikinti. Metai buvo gana įdomus, nepasakyčiau, kad jie buvo ypatingai blogi ar ypatingai geri, buvo tiek ir gerų dalykų, tiek ir blogų dalykų. Tačiau, kas ypač atkreipė mano dėmesį per šiuos metus, tai kaip mūsų šalyje veikia teisėsauga. O jinai veikia gan įdomiai, todėl paruošiau kelių įvykių apžvalgą, kurie turėtų jums pakelti antakį. Tik mano mėly, neapsivoškit nuo kėdės, nes dabar šalta, daug senjorų ligoninėse teks ilgai eilėse laukti. Na, turbūt žymiausia byla šiemet tai Giedrė Gorienė, Rūta Janutienė ir Artūras Orlauskas prieš Andrių Tapiną. Sužinojome, kad šitos gana kontroversiškos asmenybės apkalbinėjimas gali kainuoti 116 000 eurų ir taip, tai yra teismo nuosprendis. Andrius Tapinas turi kelias mėgstamiausias teisingas geras partijas ir štai sužinojome, kad vienos jų narys, Kristijonas Bartoševičius, buvo oficialiai teismo pripažintas pedofilu, gavo laisvės atėmimo bausmę ir turėjo sumokėti pinigų sumą aukoms. Ir tiesiog juokingas dalykas tas, kad suma dviejoms aukoms te buvo bendrai paėmus tik tais 20 000 eurų, ką jisai jiems turėjo išmokėti. Tiesioginė piniginė prasme labiau apsimoka tvirkinti vaikus, negu apkalbinėti šitą asmenybę. Toliau reikia prisiminti Šurajevo vizitą į Seimą prieš kelis metus. Už tokį apsireiškimą. Beje, jūs žinot, kad aš galiu viešų žmogui pasiūlyti čiulbibį, bet siūlau tą patį jums, nes jūs esat prorusiškas šūdo gabalas. Iki. Žiūrėkit, jūs esat pedofilas, duokite mane į teismą. Žemaitaitė, esi pedofilas, paduok į teismą. Esi pedofilas, paduok į teismą. Nu, davai, paduok į teismą. Nu, paduok. Oi, aš stoviu čia. Žmogau, stovi čiagi, Kodėl pedofilas pabėga? Nepabėg pedofilė. Sveikatos būklės pažyma. Mano sveikatos būklės pažyma, žinokit, yra ant jūsų kelnių. Ne. Su psichiniais ligoniais nebendrauja. Kodėl jūs tada kalbate su savim? Ir Puidokas neatsako, nes jis Putino bipčiulpis. Isi. Šurajevas te turėjo susimokėti 30 eurų baudą. Na, o Petras Gražulis už tai sulaukė 10 000 eurų baudos. Lietuva, ir žinai, kokia Lietuvos žmonių nuomonė? Ar žinai, kokia Lietuvos žmonių nuomonė? 70% nepritarė. Neįvairi. Apklausą skaitėt? Tai gerbkit ir nelipkit žmonėm ant galvų. Jūs nelipkit žmonėm ant galvų. Ant tokį įžūlus jie pasidarė, kad baisiau. Komunistai sovietmečių nebuvo tokie. Komunistai sovietmečių nebuvo. Sovietmečių tokių įžūlų komunistų nebuvo. Kaip dabar. Jūs esate absurdas. Verta paminėti, kad Olegas Šurajevas pats lindo ir provokavo Seimo narius, o štai LGBT aktyvistai patys lindo prie Petro Gražulio, jį pasigavę po kažkokio posėdžio ir patys jį provokavo. Kaip liaudės išmintis sako, ant Arielkos pirmutinis, tai į teismą paskutinis. O štai su Lietuvos vakarietiškumo genezidės autoriumi Vytautu Tomu Raskevičiu irgi buvo įdomi situacija. Pasirodo, Vilnietis buvo nuteistas 5 mėnesių laisvės atėmimo bausme, nes grasino susidoroti su Tomu Raskevičiu. Ir tai iš tikrųjų nekeltų nuostabos, bet per 2024 metų prezidento rinkimus su vienu kandidatu buvo irgi grasinama, kad susidoros. Tačiau policijos paaiškinimas buvo labai įdomus. Kampanija Eduardas Vaitkus susilaukė ir jo šeima susilaukė grasinimų nužudyti, buvo kreiptasi į policijos pareigūnus, jie atsisakė atlikti tyrimą ir maža to. Policija nusprendė, kadangi aš esu gyvas, užtat nereikia apklausti asmenų, kurie grasino nužudyti mano visą šeimą. Nes nebūtina. Jeigu prezidentas Gitanas Nausėda arba Ingrida Šimonytė kandidatai būtų gavę tokius pačius grasinimus, aš nebejoju, kad generalinė prokurorė priimtų tokį patį sprendimą. Nebūtina apklausti e-mailų atsiųsto autoriaus
kodėl jisai pasakė tokius grasinimus. Tai klausimai jūsų. Įdomus tas mūsų Lietuvos teisėsaugos darbas, kai grasinama vienam, tai taip, reikia suimti ir nuteisti, bet štai, kai grasinama kitam, kitaip pasakius, čia nieko tokio, nes nebuvo imtasi jokių konkrečių veiksmų po grasinimo. Beje, kad jau įlipame į Vaivorykštę, reikia prisiminti dar vieną atvejį, kai 2021 metais asmenims apšlapinusiems LGBT vėliavą buvo grasinta iki 2 metų laisvės atėmimo. Žmonės, ar mūsų teisėsauga tikrai yra objektyvi ir patikima? Nepamirškime ir Algio Ramanausko bei jo pasisakymų, kuriuose jis skatino neapykantą prieš rusišką televiziją žiūrinčių žmonės, ten skatino jo šaudyti ir panašiai. Prokuratūra nutraukė tyrimą. Įsivaizduokim namų ūkį, kur tėvas garsiai pasileidęs rusišką filmą, o mama klauso rusiškos muzikos garsiai. Tai juos... Čia klausimas tik tai pirmą ką padaryti, atimti vaikus ir po to juos sušaudyti, ar prie vaikų juos... Ne, aišku, atimti vaikus ir po to. Vaikus tai reikia atimti iš tokio. Labai norėčiau sukurti vaizdo prezentaciją apie imigrantus Lietuvoje, bet šis punktas tai šiek tiek palies. Mokytoja Alina Laučienė yra teisiama už tai, kad savo straipsnyje kėlė teiginius, kad Lietuva dėl imigrantų yra pavojuje, kad kitataučiai turi mokėti lietuvių kalbą ir kad akcentuoja savus, tai yra lietuvius ir svetimus kitataučius. Ir už visą tai jau keli metai teismo procesų. O štai kai Kasčiūnas skatino susidoroti su nelojaliais piliečiais ir leiskite spėti, turbūt jisai jums ir pateiks tų nelojalių piliečių apibrėžimą pats, jam už tai visiškai nieko. Jo, aš sutinku. Yra dar vienas momentas. Ar visame tame, jau kalbam apie jūs, ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Aš tikiuosi, kad pasakoma. Manat? Tikiuosi. Nelabai, net Šauliam ne visi. Pokyčiai po pokyčių ir pasirodo, kad Lietuvoje gyvena radikalus tadžikas, kurio negalima deportuoti, nes to neleidžia vyriausiasis administracinis teismas dėl žmogaus teisių ar kažkokių ten tai išsigalvotų nesąmonių. O taip, asmuo, kuris buvo išvykęs kovoti už Islamo valstybę, dabar laisvai vaikšto Lietuvos gatvėmis. Pokyčiai po pokyčių, 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 pokyčiai po... Dar toks įsimintinesnis mūsų teisėsaugos nuostabus standartų laikymasis galėtų būti Valdo Bartkevičiaus ir Celofano Kandroto konfliktas. Kas atėjo? Bartkevičius, neliesk manęs. Neliesk tik tai tu čia manęs. Neliesk tu tik tai manęs. Valdai, kaip tu čia? Tai jo, tu draugelis. Klausyk, tai klausyk. Va čia susitikimas. Kas man veidą spjovė, blėt, matyt? Ką jis, blėt, spjautis man veidą? Policija jau iš tave iš principo gali rinkti. Per mitingą prie Seimo susidūrus šiems dviems veikėjams įvyko konfliktas. Bartkevičius pirmas jį apspjovė, o Celofanas jam trenkė. Tačiau policijos tyrimas buvo pradėtas tik Celofanui, nors vaizdo įraše aiškiai matyti, kaip jį Bartkevičius apspjauna pirmas. Turbūt mūsų teisinėje sistemoje nebėra tokio dalyko kaip provokacijos. Taip suprantu, abudu šie veikėjai yra labai kontroversiški. Tai ir tada teisė abudu, vieną už provokaciją, kitą už smūgį. O dabar turime situaciją, kai persekiojama tik viena pusė.
Žiniasklaida irgi pasakoja tik tais pusė istorijos ir visiškai nemini, kad celofanas buvo apspjautas. O vat Bartkevičius, šitas veikėjas... Nes jūs norite tiesiog valgyti, ryti ir gerti, šokti ir pašlien, kad sapai Kaip norėčiau perduoti tam mūsų grupėje, kuris važiavo kartu su mumis į Ukrainą ir kuris nupylė iškarpą mano pokalbio, dėl ko aš tai pasakiau, dėl kurie apsivertė netyčia autoįvykių metu pasakyti, kad pinigus rinkti. Taip, tai yra tiesa. Tai kažkas ten buvo, bet tas tiesiog aš norėčiau surasti ir garausys. Va tiesiog. Va tokie savanoriai dar atvažiuoja į būrį, dar nupilinėja informaciją. Eikite va tiesiog. Gauna išskirtinės galimybės rašyti straipsnius LRT. Na ir paskutinis punktas šiandien, tai reikėtų vėl prisiminti mūsų draugą Andrių Tapiną bei savaitės kultūros ministrą Ignotą Adomavičių. Tapinas teigia, kad Ignoto Adomavičiaus liepimu tą savaitę, kai jisai buvo kultūros ministras, buvo išnešti kažkokie tai dokumentai. Na, pasirodo, tai buvo totalus melas, nes policija nenustatė jokių galimų dokumento rinkimo atvejų. Ir tada buvęs kultūros ministras Ignotas Adomavičius paprašė prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo šmeižto. Nes draugas Tapinas paskleidė informaciją, kad buvo paimti kažkokie slapti dokumentai, kurie buvo po to policijos įrodyti, kad jie nebuvo paimti. Bet kaip nekeista ir visiškai nekeista, prokuratūra nutraukė tyrimą. Nuo šitos istorijos moralas yra labai paprastas. Jeigu pasakysi kažką galimai neigiamo prieš Andrių Tapiną, mokėsi 100 000 eurų, bet jeigu jisai pasakys kažką apie tave, tai, net nebus pradėtas tyrimas, nors būtent šiuo atveju kaltinimai buvo gana rimti ir tikrai kaltinimai buvo žeminantis reputaciją. Ir aš suprantu, kad į kai kuriuos iš mano paminėtų asmenų visuomenė žiūri nelabai gerai, tačiau reikia nepamiršti vieno iš pagrindinių teisės principų, kad teisingumas turi būti aklas ir kad standartai, objektyvūs standartai ir objektyvios praktikos turėtų būti taikomos visiems vienodos. Taigi, mielieji, galime pereiti prie išvadų. Šie žmonės yra įkritę į gilų griovį tarp dviejų Lietuvos teisinių institucijų šiknos žandų. Ar įmanoma iš to išsikrapštyti? Manau taip. Ar įmanoma išsikrapštyti švariam? Sunkiai. Bet galų gale ateinančių metų progą noriu Jums palinkėti daug optimizmo ir svarbiausia daug skepticizmo mūsų teisinių institucijų atžvilgių. Todėl Jums linkiu gerų metų.